Ok, tai ką, labas vakaras dar kartą jums. Labą vakarą. Kaip jūs gyvenate? Labai gerai gyvena. Gerai gyvena. Tai, draugai mano, noriu pristatyti jums, turim Vilių ir pamiršau tavo vardą dar kartą. Saulius. Vilius ir Saulius pas mus svečiuosi šiandieną. Prisėsk, Viliu, neskuklink. Gerai. Vilius yra filmo prodiuseris, Saulius yra režisierius. Taip? Apie kokį filmą eina kalba? Mes čia jau visą pusvalandį. Filmas vadinasi. Montaž skateboarding film. Apie ką jisai? Apie riedlentes. Apie riedlentes? Apie riedlentes kaip ekstremalų sportą? Ar apie riedlininkų gyvenimą? Ar apie jų triukus? Ar apie jų traumas? Ir apie tai, ir apie tai. Apie viską. Apie viską. Filmas netgi parodo, kaip jūs namuose sėdit ir tepat golius. Be abejo. Ane? Kokios trukmės? Kažkas Čia yra panašaus. pilnametražis filmas. Jo, valandos trukmės. Valandos trukmės. Supratau. O kaip buvo atsirado idėja kurt filmą tokį? Čia Ir kodėl? stovi. Aš esu pilnas, yra YouTube'as, žinai, po 10 minučių ten visokių, o čia jau pilnametražis. Kodėl? Tai kilo prieš kokius 2 metus. Ši idėja. Tai kada pradėjai filmuoti? 2008 metų, kokį birželį. Kai sugalvojai ir pradėjai žodžiu. Jo. Su kuo filmavai? Su videokameros, telefonu? Iš pradžių pradėjau su telefonu, baigiau su videokamera. Va tai, matai, tai aš ilsik ir neprašoviau. Gerai, supratau. Ar filmuota tik tai Lietuvoje yra? Ne tik. O kur dar? Filmuota ir Italijoje. Tavo paties filmuota. Taip. Tu buvai nuvažiavęs su Hebra paskaitint? Jo. Ne tik su Hebra, buvau ir vienas, ir su Hebra. O du vienas nebėjai, kad skeiteriai nepriims? Ten buvo viskas. Šaika. Viskas taip Peaceful. Jo. Kaip atsirado ta idėja visą tą dalyką paskui paduoti prodiuseriui? Ar kaip čia dabar gavosi taip, kad toksai pakankamai meniškas dalykas, ane, kuris prasidėjo nuo idėjos, patapo jau dabar žiūrėkit, tokį beveik, iš dalies pusiau tokį komercinį kažkokį tai filmą, kurį rodys kino teatre? Čia iš viskas gavosi netyčia. O kaip tai netyčia? Kaip tu susipažinai su Sauliumi šiuose? Gatvėje. Tu irgi skateboardai? Ne, jau prašalis. Aš nustebau, kai sužinau, kad tu ant pačių žustojasi. Nustebink mane dar. Ne, aš iš viso netyčia. Jau gatvėje, sutikau Sauliuką, pradėjom šnekėti. Tau patiko jo stiliukas? Ne, jis buvo mano kaimynas. Okay. Bet mes to nežinojom, kad mes esame kaimynai. Okay. Sutikom, nes čia pradėjom kalbėti. Aš jam kažką pasiūliau padėti, biškai padėjau, o po to žiūrim, kad jau... Didėja, daugėja viskas, jau daugėja ir filmą virsta po biškai. Pradėjo viskas aukti. Supratau. Kaip, ar buvo peržiūrėjau kokią nors jūsų išankstinę kino teatre? Buvo tik šiaip, tarp draugų. Tai aš suprantu, tai ir kaip vaizdelis atrodo ant didelio ekrano? Tai taip, pamatysi šitą. Gerai. Pasakai šventą. Supratau, tai žiūrėkit, padarom dabar labai trumpą pertrauką tada, ne? Nes aš matau zip-zipin čia kažkoks, tu labai įdėtas. Manfredėlį, vienu žodžiu pristatyk. Aišku, specialiai gabalą tai pavadinom, kad tą radiją dažniau Kad įsimint pavadinimą. Jo, ne, iš tikrųjų tai pavadinimas tai iš tikrųjų yra biški su radija susijęs, dėl to, kad buvo lyriksai šitie parašyti repo senių. Čia su žodžiais bus dar, ne? Jo, kada repo seniai grojo, buvo Zipo kažkoks Man atrodo, ar ne Zip Clubbing? Jo, kažkas jie ten dainavo ir lyriksus tiesiog šitos turėjo ir... Tai taip ir susiję. Gerai, tai davai, paleidžiam. Aš padariau naują muziką. Taip. Tai, tai mano muziko, repo senių lyriksai ir... Žodėliai. Žodeliai ir čia vienas iš pagrindinių filmo gabalų taip jau gavus. Startinis? Ne startinis, bet galėsiu ir startinį gal pagalvoti vėliau. Gerai, tai lupu. Draugai mano, dar grįšim pakalbėti apie montaž skateboarding film. Likit su ZIP FM.
down to the bar. You can sense the danger. I'm in the place just drinking with my friends. We gonna rock the party until the end. All the rappers in the group, zip down your drinks and start to move. Zip, zip, zapping, don't stop it. You can feel the party is really rocking. Zip, zip, zapping, don't you ever stop. Your feet are jumping and your hands are clapping. Zip zappers don't know how to do it, so don't be stumped and start to move it. Zip it once and zip some more. Put your legs about down on the floor. Zipping and zapping is not so hard, so let's begin from the start. All the rappers in the group, zip down your drinks and start to move. Zip, zip, zapping, don't stop it. You can feel the party is really rocking. Zip, zip, zapping, don't you ever stop. Your feet are jumping and your hands are clapping. Zip, zip, zapping, don't stop it. You can feel the party is really rocking. Zip, zip, zapping, don't you ever stop. Your feet are jumping and your hands are clapping. Body's really rocking, zip, zip, zapping, don't you ever stop, your feet are jumping. Zip, zip, zapping, don't stop it. You can feel the body's really rocking, zip, zip, zapping, don't you ever stop, your feet are jumping. Your hands are clapping, zip, zip, zapping, don't stop it. You can feel the body's really rocking, zip, zip, zapping, don't you ever stop, your feet are jumping. Your hands are clapping, zip, zip, zapping, don't stop it. You can feel the body's really rocking, zip, zip, zapping, don't you ever stop, your feet are jumping, your hands are clapping. Radistai nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 18 val. Vakare per ZIP. Nu ką, bernukai, atgal į mikrofonus. O kodėl jūs patam sėdit? Kažkaip čia erotika, aš nesuprantu. Mavridėlė, tai va, sugrojom. Saulis dabar filmą montavus, aš nežinau, negirdėjau, ką prieš tai šnekėjau, sakai, 5 paras yra nemegojęs. Tai... O tu pats ir montuoji? Jo. Pats ir filmuoji. Jo, atvyksta ir Vilis montažinė. Kada megojai? Gal praeitos dienos, ten, nežinau, popietę. Pirmadienį, per pietų. Jo. Trumpam, po to, žinai, grįžtu, prie kompo žiūriu. Bulgutę su kefyru suvalgė, pamėgojo? 20 karočią, tokių. Bet tai kodėl jūs čia taip nusivėlinat, berniukai? Diržiuko? Seniausiai ir aišku, kad geriausiai viskas gaunas paskutinė minutė. Mano gyvenimo moto. Jeigu nepamirštu, tai paskutinė minutė. O kaip su gabalu? Sakyk man, prašau, kiek užtruko? Gabalas, čia kur buvo ką tik tai? Jo. Šitas buvo, jisai buvo, man iš viso, man atrodo, pats pirmas filmui darytas ir visai buvo paprasčiau dėl to, kad nereikėjo jam jau rašyti žodžių, buvo repo seniai jos sugalvoję visus. Ir. Kiek dainų iš jūsų sukūrėjai tu šitam filmui? Lemanu, jau pameluot, matai tokių dainų, ten daug yra tokių, nežinau, kaip dainom nepavadinsi. Muzikinių fantazijų. Muzikinių fantazijų po minutę trukmės, ten muzika tiesiog tam tikriem epizodam. Tai nežinau, gal tokių kokį bus 15, 20, gal kokį 20 skirtingų gabalų reikėjo. Dėsit internetą, kad galima būtų atsisiųs? Aš manau, kad dėsim. Bus garso takelis, manau. Tai labai cool. Plėšikauti. Tęsiant toliau apie filmą. Žiūrėk, jūs atsinešit dabar plakatą čia, aš matau, ne? Montaž skateboarding film. Kodėl pavadinimas toksai? Aš dar va tokį klausimą norėčiau sužinoti. Dėl, kad montaž iš prancūzų kalbos verčiant yra sudėjimas kartu. Ir tai yra anglų kalba tai yra putting together. Tai yra tas, kad yra ir italai, yra ir prancūzai, yra ir vokiečiai, yra ir lietuviai viename filme. Tai aš matau, yra French Touch pavadinimas, ne? MC Milano.
kontakten. Sėlė. Kelia rankydę. Saliut. Tai čia yra kas čia? Komandos, skateparkai? Na, tai yra tam tikri montažai to miesto arba to šalies žmonių ir išriedlendininkų, kurie tenais važinėja. O, man Fritz kažką jau nori pasakyti. Ok. Morkų piragą pagirti. Pragavai? Man tai matėvuk. Gerai, žiūrėkit, kokį dar klausimą įdomų turiu. Būtent su kino teatru, ne? Kaip pavyko 1 valandos filmą, kuris yra apie skateboarderius, ne? Grubiai, sakykime, tai yra, jokio veiksmo karo nėra tenai, kaip būna, žinai, dabar čia tipo vintažas. Vintažas, tas kaip jisai, įsikūnimas. Žodžiu, nesvarbu. Ir jį paėmė kino teatras. Kaip ką reikėjo, klausyk, pamylėti ir sumokėti kam, kad paimtų filmą. Vėliau. Mylėtis nereikėjo. Tu jau buvai pasimylėjęs? Ta buvo skoloj? Už skolą. Ne, reikėjo gan sunkiai tikinti. Kad šitas filmas bus įdomus ir kad jį lankys žmonės, ne? Jo, visų pirma reikėjo padaryti labai galingą trailerį. Ir mes ir padarėm. Ir susitiko iš karto. Jiems patiko. Jo, iš karto. Trailerį Saulius dar irgi. Jo. Ir jie iškart pamatė trailerį, tu juos įspėjai, kad tu atnešį, ne? Jie pasilaužė ir tada... Pasilaužė, o tada po to užlaužė. Supratau. Ar ten yra panašių kažkokių tai filmų tokių? Ar čia bus pirmas unikalus vienintelis toksai? Lietuvių, švis lietuvių tai pirmas toksai. Yra buvę tokių maždaug. Bet kino teatruose tai pirmas. Bet tai yra pats pirmas filmas. Kiek laiko jisai bus rodomas? Kuris bus leidžiamas, manau, į DVD. Tai bus būtent filmas apie riedlentes. Tai nebus koncentruotas filmas apie kultūrą gatvės. Tai bus riedlentės. Kiek bus kino seansų, kiek laiko rodys? Apie 2 savaitės. Kada pirmasis? Pirmasis, jeigu neklystu, antradienį ar sekmadienį. Ateinantį jau, ne? Ateinantį, jo. Šeštadienį premjera. Ir po to aš kartu dės rodė. Supratau. Gerai, mes turim, matau, dar vieną kažkokią tai dainą. Čia yra, jinai padaryta iš intro. Aš galiu, Manfredėlė, tik tai paklausiu dar Vyliaus. Vyliau, kodėl Manfredas? Kodėl Manfredas kūrė tavo garso takelį? Ne tavo, Sauliaus filmo garso takelį. Aš gal sakysiu. Buvo taip, kad... Žinia, kad film negali paimti, yra visokios teisiniai dalykai, kad tu negali darydamas filmą, ypatingai, kurį paskui rodys į kino teatre, negali paimti. Reikia kažką naujo. Jo, tai buvo taip, kad Vilius kažkodėl tiesiog paklausė, ar galėtų panaudoti keletą gabalų, ar aš galėčiau filmui duoti keletą gabalų. Ir viskas, aš paskui pats pasiūliau, kad aš gal norėčiau visai net neduoti keletą gabalų, visą padaryti soundtracką, nes Tu pirmą kartą darai soundtracką? Jo, nes niekada nesu to daręs ir taip atrodė kaip iššūkis ir tai, kad, aš kažką pats biškį važinėjau su skeitu ir... O tu irgi taip naktim sėdi kaip Saulius? Žinok, laikai savo gyvenimo moto daryti viską paskutinę sekundę, tai šį savaitgalį iš studijos nebuvau išėjęs visai. Man patinka to, mano gyvenimo kredo, žinai. Jo, kai darbą tave priminės kur nors ofise, žinai, darau viską paskutinę sekundę. Ir čia yra daina, File Intro vadinasi. Ne, File tai čia tavo kompiuteris, tai prašau. Aš galvoju, čia tavo nickname'as, tai kažkoks tipo. DJ File. Kompozitorius. DJ File. DJ kompozitorius File. Nėra jokio čia pavadinimo, nes tų tokių ir pavadinimus turi tik tai dainos, kur tai yra ten su repo seniais, su Freaks on Floor, su dar gal su kažkom. Čia yra intro. Filmo kas... Kodinis jo tiesiog pavadinimas, dėl to, kad tai yra pats pirmas gabalas filme, jis yra porą minučių ir pilna filme tokių trumpų po porą minučių. Tokių trumpų gabalų, kur po porą minučių, realiai pavadinimo neturime, kažkaip dar filmą jaučiu, kad parodysim, o paskui žiūrėsim, galvosim, kas tuos soundtrackų paskui daryti, ką išmest, ką neišmest, kas tiko, kas ne. Tai tiesiog ne gabalas, o filmo epizodas tam tikras čia ir tiek. Alright, let's listen, boys and girls. Likit dar su ZIP FM, mes grįšim paskutiniam. Limited hard rock, daytime 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 limited hard rock.
limited hard rock crew. Daytime limited hard rock crew. Daytime limited hard rock crew. Daytime limited hard rock crew. Everybody gonna get, 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 everybody gonna get. You sweeper. You sweeper. You sweeper. Everybody gonna get. You sweeper. You sweeper. You sweeper. Man primena šiek tiek, aš kai girdžiu šitą muziką, funkiukas ir noriu sakyti, My brothers and sisters, Jesus is alive! He's alive! Yeah, he's alive! Yeah, come on, hail to the Jesus, he's alive! Panašiai kažkas. Nu, panašiai. Gerai. Ar mes dar ką nors sugrosim? Tai mes dar sukrosim, bet ar kažką gal... Gerai, patyzinam, kadangi filmas, kaip žinau, draugams yra parodomas šiek tiek anksčiau, būkite jie pasveikinti, o tie, kas susidomėjo, kur gali rasti daugiau informacijos? Šiaip Facebook'e yra. Šiaip, o ne šiaip. O ne šiaip. Klausiu, kur daugiau galim informacijos rasti, jeigu ne Facebook'e? Apie viens kitą ir apie filmą. Jeigu norit, paieškokit Viliaus tarp mano sužadėtinių. Buvusių. Susiskiriam. Kažkodėl, aš nesuprantu kodėl. Tęsiant apie filmą, nenukrypstant nuo minties, ne? Sakykit tokį dar vieną dalyką man. Iš tikrųjų, įdomiausia yra, norėčiau Sauliaus paklausti, kur jisai išmoko filmuoti ir montuoti? Ai, kaip išmokau filmuoti ir Jo, montuoti? ir kodėl tu montuoji filmą, pavyzdžiui? Na, pavyzdžiui, buvo viskas taip, kad kokių 14 metų pradėjau tai daryti. Aha. Ir po to, pavyzdžiui, prisijungė, padėjo man išmokti MTV operatorius Petras Kukauskas. Aha. Na ir tai pabiški ir... Ir tada tu viskas sakei, sudėjosi. dabar tu montavai pats, ne? Taip. Ir renderinai paskutinius gabalus davai. Tai Jo. kaip jūs davėt Manfredui, tarkim, kurti takelį, jeigu filmas dar baiginėjimas yra tik tai? Jis jau baigtas. Ne, buvo taip, kad buvo kuriamas vaizdas, tada buvo kuriama muzika ir tada dar buvo muzika sujungta su vaizdu. Ai, tai jūs dabar tai ir... Jo, nu kad būtų visas jausmas toks, kaip pajautėm, žinai. O Manfredą mokė kurti Dolby Digital? Ar kaip? Nedarėm Dolby Digital. Nereikėjo? Kitam O filmui tarkim, panaudosim. efektų visokių pridedinėjai tai į filmą, sakykim, ten, kai krisdavo ir kad, tipo, daugiau Ne, nukristų. tai čia Saulis turėjo tokių efektų, net nereikėjo Jo. dėti efektų, jis turėjo tokių Kai nukrenta kas nors, tai visi... O, tikrovį. Ten buvo tokie Aš kaip supratau, ne? FX, efektai vadinasi. Sound effects. Tai jo, FX. šitą dalyką Saulis tvarkė. Viliau, tavo čia yra irgi pirmas prodiusuojamas filmas. Jo. Tu šiaip nesi prodiuseris filmų. Ne. Kaip tu sugalvojai, kad tu gali būti prodiuserium? Tiesiog taip pat gavosi, kad tu padidinėjai iš esmės, Jo. ne? Ir žiūri, kad tu ant plakato. Nu. Kokie planai ateityje? Ar yra dar kažkokių tai filmų? Geras klausimas. Jo, čia tai būna paskutinis klausimas dažniausiai. Yra Su daug filmais, visokių nes planų. aš atsimenu, kad tu minėjai, kad yra kažkoks dar filmas. ar ne? Yra planų. Tai gal atskleisim? Nu, gal dar ne. Gal dar ne? Gal dar biškį palauk. Tai reiškia, tu dar nieko nežinai, ne? Nu, žinau, bet dar gerai. nenoriu sakyti. O Manfredas kursiam takelį? Čia jau nuo Manfredo priklausys. Ar jisai norės? Manfredai, ar tau Nu. patiko, pasakyk man? Be abejo, labai patiko, labai įdomu. Nu, dėl to, kad... Dėl to, kad kažkas naujas. Nu, dėl to, kad, ką mes ir per pertraukėlį šnekėjom, kad, nu, kažkas Vilius šis sakė, kad kažkokių komentarų ten skaitė, kad visi įsivaizduoja, kad kažkas įsivaizduoja, kad visas takelis turėjo būti Jeigu tavo... taip, kaip skamba metal on metal, bet, nu, mano ir... Aš pamiršau savo vardą. Ir pomėgiai ir galimybės truputėlį yra platesnės ir aš turėjau tokią pirmą kaip ir realiai progą truputėlį praplėstą savo daromos muzikos, nes, nu, iš principo tai, ką aš visą laiką studijų darau, tai bent jau kol kas viskas yra skirta metal on metal. Tai va, to čia turėjau progą, čia iš viso, man atrodo, nu, tipo, nežinau, kaip elektro, populiariai pavadinkim tą mūsų muziką, tai to elektro yra ten visiškai minimaliai ir daug... Filme turiu omeny, ne? Filme, daug daugiau ten yra kažkokių funko, Repuko. disko, repo Hip-hopo. atspalvių ir semplavimų ir pažaidimų su tokiais stiliais, o
Vienas kitas yra gabalas ir visam filmui yra iš viso tik tai vienas metal gabalas panaudotas. Kuris? No Frontier. No Frontier buvo ten panaudotas, šiaip Saulius buvo dar iki man pradedant dirbti prie to filmo, jis ten buvo užsidėjęs, man atrodo, ir mes šiaip... Jo, mes ten buvom. Jis man patiko. Tai nėra nei vieno metal gabalų, visi nieko praktiškai netgi bendro. O čia gerai ar blogai? Bet aš galvoju, gerai ar blogai, kad nėra? Gal ir gerai? Tai yra gerai, aš manau, vienas ir užtenka. Va tokį tai visi. Visko po truputį. Paskutinis gabalas, kurį pagrosim, kai baigsim šnekėti, tai man atrodo, bus aišku, kad ne. Kad darė trakelį Manfredas? Ne, kad takelį darė ne metal, o Manfredas, jo. Kompozitorius. Mes labai universalus kompozitorius. Ar yra be priekinių dantų skeiterių pas tave filme? Ne. Pas jūs filme, atsiprašau. Nėra. Nėra be priekinių dantų? Ne, nepastebėjau. Be nosies kremzlių ten. Galbūt. Aš nežinau, man atrodo, jie ten, žinai, galėjo apsikeisti ten kažką, jo, ten yra. Pas mus yra žmonių, kur, nežinau, nuo 8 metų iki 70. Kurie skeitina dar? Jo, 70 metų skeitina. Jo, bičias toksai. Viliau, ar tu atsinešiai pakvietimą į filmą? Ne. O aš sakiau, kad tu atsinešiai? Tai dabar, ką aš galiu pasakyti dabar žmonėm? Žmonės tai girdi? Atsinešiau. Turi dvigubą pakvietimą? Turiu. Gerai, tai aš jį atiduosiu tam, kas paskambins numeriu 852-4110 ir atsakys į klausimą, kuris skamba apie filmą taip. Koksai buvo pirma daina, kurį šiandieną sugrojame iš Manfredo. Kaip jinai vadinasi? Turėtų būti nesudėtinga atsakyti, aš manau. 852-4110, jeigu kas nors nori pakvietimų į montaž skateboarding filmą, atsakykit man, prašau, klausimą. Tai va, bet niekas nenori. Niekam nereikia. Ne, niekam nereikia, aš manau, šūdnas tas filmas. Jokauju, patys suprantat, kad nuostabus filmas. Aš garsų takelį dar, o šitą trailerį pribumbėjau. Labas. Sveiki. Ko vardu? Jonas. Sveikas Jonai, kaip laikaisi? Neblogai. Džiugu. Sakyk, kaip pirmas tas gabalas vadinasi, kurį mes grojam? Metal ten buvo, kažkuris iš jų. Kažkuris iš metal, žinok, ne, tėvuk, ne iš metal buvo. Kalbėjom, ne? Pasakojom ir... Klausau, labas. Labas. Ko vardu? Kirilas. Kaip? Keilas. Iya. Labai originalus vardas, prašau. Sakyk, prašau, kaip vadinasi tas pirmas gabalas, kurį mes grojame Manfredo kūrybos? Iš filmo kur? Taip, iš filmo. Intro. Intro buvo antras, žinok. Oho. Tada nežinau. O gaila. Padėsiu, labai panašus. Trečias kartas nemeluoja, ketvirtas garantuoja, liko 30 sekundžių. Vien už vardą galima buvo duoti, iš tikrųjų, ne? Nu, Zipzipin, ar kaip vadinasi filmas? Gabalas, labas. Labą vakarą. Kuo vardu? Robke. Džiugu, kaip laikaisi? Labai panašiai radijos pavadinimą gabalas. Kaip vadinasi gabalas, Robke? Zipzipa. Pabaiga kita. Per. Zipzipin vadinasi tas gabalas. Senoli, iš kur tu esi? Iš Panevėžio. Matai, atvažiuosi į filmą? Būtinai. Prisieki visais pasaulio prisiekimais? Tai jo. Tai nepadėk ar galio, papasakosiu, kaip gausi savo dovaną, gerai? Gerai. Ačiū tau. Tai va, Manfry, užtaisysi mums kokią patranką? Tai jau pažinau paskutinę turbūt. Paskutinę, aš manau. Tai ir baigiame, ne? Ar ką? Jo, palinkėjimus. Kad eitų į filmą, klausytų. Kur galima pamatyti trailerį, kam įdomu? YouTube yra. Kaip pavadinti? Montaž skateboarding film. Na, žinai, kad turėtų ką atsakyti jie. Tegul užrašęs montaž skateboarding film ir viskas. Noriu, kad aš viską už juos pasakočiau. Montaž skateboarding film YouTube. Arba Google, pavyzdžiui. Nu, tai gerai, palinkėjimus. Mamai, tėčiui. Peace and love. Myliu. Viskas, mylim, bučiuojam iki. Su Manfredu susigirdėsi penktadienį. Ne, ketvirtadienis, toli neišeina. Gerai, ačiū berniukai jum, puikios premjeros, gero filmo. Ačiū tau. Tobulėkit ir uždirbkit savo pirmąjį 100 litų iš filmo, tikiuosi. Neuždirbsit, spėju, ne, nieko? Nu, gal. O kas ten žino?
Ok, tai kas per gabalas čia? My Mind Montage. Skaityk tų pavadinimų, čia gabalų tiesiai iš mano kompo, tai čia pavadinimai visi darbiniai. Pas man darbiniai pavadinimai būna ABCD 1, 2, 4, 5. Gabalas vadinasi My Mind, čia yra Justas, dainuoja Justas iš Freaks on Floor. Jis ir sukūrė šitą dainą ir viskas, yra paskutinis filmo gabalas. Kai titrus rodo? Jo, kai rodo titrus, paskutinis finalinis gabalas, kurį su Justu mes darėm kartu. Tai jo, tai My Mind vadinasi. Kalk, Manfredai. Aš galiu paspausti? Gali. Davai. Davai. Gerą klausimą, draugai, neperinkit bangos.